Sveiki visi, esu Zelva ežere, testuoju naują prietaisą ir tom pat bandau pagauti žuvį ant zigrig. Vat, meškeris užmestas ant zigrig, visus skirtingų dydžių. Vat, norėjau patestuoti, atvažiavau, kad patestuot vat šitą naują daikčiuką, kuris yra termometras ir dydžio matuoklis ir skaidrumo vandens matuoja. Vien žodžiu, kosminės technologijos, sveria 7 gramai, užmetam vietoj markerio galima užmesti ir paskui trauki, dugno testuoji, koks dugno reljefas ir tuo pačiu paskui ištraukiant matai, koks buvo gylis, vandens skaidrumas ir kokia buvo temperatūra tam gyliai. Dabar padariau 2 metimus. Didžiausias gylis buvo 3,9 metrai ir antras metimas 3,8 metrai. Ir temperatūra buvo 13 laipsnių ant dugno. Mes galvojom, kad bus šilčiau, 13 laipsnių ir paviršiui jau metras nuo paviršius buvo 16, paviršiui ten vienoje vietoje iki 20 eidavo. Čia tokia momentinė temperatūra, kurie dažnai keičiasi. Vat, tai tokie, kurie ant dugno, tai praktiškai tom pačiam gyliai buvo vienoda temperatūra, nieko nesikeičia. Daikčiukas dirba taip, užmeti, prisijungi prie telefono ir matai, ten reljefas visas praeini ir temperatūra skirtingose gylėse. Tai vat toks įdomus. Pažiūrėsim, kaip ten jisai naudos ar ne. Užmečiau meškeris maždaug zidinį pavadėlį 2 ir 2,5 metrų nuo dugno, tai maždaug toj zonai, kur šilčiausias vanduo. Užmečiau taip iš akies, o paskui tik tai testavau šitą daikčiuką. Vat, taip tai telefone apsas yra labai gerai matyti, naudotis paprasta. Vat, ir dar jisai parodo dar vietą ir dar galima paskui dar parodo, kokios oro sąlygos buvo ir dar galima paskui pažiūrėti namie, kurioje vietoje gaudėjai, kurioje vietoje užmetėjai. Vien žodžiu, toks gana daug funkcionalumo. Kaip ir sakiau, mažiukas yra, 7 gramai sveria, lekia kaip ir markeris, taip pat toli. Vat, taip atvažiavau pažiūrėti tiesiog, kaip ten, kaip jisai veikia. Vat, iš tikrųjų, vat, ir galvoju, meškeris užmesiu, pažiūrėsiu, kaip ant zigrigo ar kibs ar ne. Vat, turėtų, manau, kibti. Jokių pašarų nenaudosiu, todėl kad dar kartą išsitikinau, kad zigrigui nereikia jokių pašarų. Vat, su pašaru tik tai, kur yra šamų, galima tik šamų su spombom prisikviesti. Vat, ir dažniausiai kimba tada, kada šert negalima. Bo įtariu, kad tikrai spomba atbaido žuvį. Ant pirmas spombas gal reaguoja kažkoks čia garsas, bet paskui, kai pradedi spombint, tada žuvis pasitraukia ir gali negreitai grįžti tik tai. Tai va.
Tokios mintis yra. Daikčiuką ištestuosim, pažiūrėsim. Jisai turi bateriją, kurie 34 valandos ten rašo gamintojas, kad laiko. Vat su tokiu laidu pasikrauna. USB čia toks magnetinis sujungimas prie jo ir Type-C. Tai vat, vien žodžiu, tokie vat nauji daikčiukai, kurie mums pagelbės turbūt gaudyti žuvį. Taip tai išsikūriau vienai dienai, tik tai būsiu iki vakaro, rytoj dirbsiu. Tai vat, rytoj bus streamas, manau, kai visada, ir pažiūrėsim, ką pavyks šiandien sužvijoti. Jeigu bus žuvų, ten bus kibimo, tai gal irgi nufilmuosiu. Tai vat, ačiū visiems prisijungusiems, statykit laikus, prenumeruokit kanalą ir mes susitiksim kituose mano video.